Žmonija įžengė į kitą, pasakyčiau, kitą savo vystymosi etapą, pramonė įžengė į kitą vystymosi etapą. Mes bandome žiūrėti jau dabar šiuo metu į gamtą kaip į kolegą savo, o ne kaip į kažkokią tai vietą, kurią galime besąlygiškai eksploatuoti. Mes bandome susigyventi su gamta ir naudoti žaliavas, kurios atsinaujina. Ne tas, kurias iškasame, kurios kažkada tai prieš milijonus metų buvo užkonservuotos, o tos, kurios užauga ir kurių rotacija vyksta pakankamai greitai. Taigi pasaulyje keičiasi žaliavinių žaliavų, pasakyčiau, tokia struktūra, jų naudojimas. Ir čia išaiškėja tokie ypatingi augalai, kurie pasižymi gana dideliu kiekiu užauginamos augalinės biomasės ir tos biomasės tokiu universalumu. Tai kanapės, jos visumoje užaugina pas mus per kiekvienam hektarė per metus apie kokią 10-15 tonų augalinės biomasės. Tai yra labai daug. Ir iš tos biomasės mes galime gaminti, žinome, kad pluoštą gaminame, galime naudoti statybose, bet šių perdirbimo technologijos leidžia jas panaudoti ir kur kas plačiau. Konvertuodami lignoceliuliozinius produktus į anglį, tai yra kitaip pasakius pagreitinus jų suanglėjimo procesą, mes gauname visumoje bioanglį. Tai ypatingos struktūros, labai geromis sorpcinėmis savybėmis pasižyminti medžiaga, kuri šiuo metu, kada mes susidurėme su drėgmės trūkumu, kada mes galvojame, kaip sumažinti cheminių medžiagų išsiplovimą iš dirvų, yra pakankamai naudinga žaliava. Nes jinai būtent tą drėgmę, būtent tuos cheminius elementus, mikroelementus gali sulaikyti dirvožemyje ir po truputėlį atiduoti mūsų augalui. Taigi, panaudojant pirolizės procesą, vykdomi ir pas mus, žinoma, ir pasaulyje mėginama gaminti bioanglį žemės ūkio produktų tręšimui. Tai ne vien tik tai trąša, kuri praturtina dirvožemį maisto medžiagomis, bet taip pat ir trąša, kuri padeda atsistatyti dirvožemį. Jinai sudaro palankesnės sąlygas vystytis mikroorganizmai, mikroflorai. Jinai sumažina dujų emisiją iš dirvožemio, pagerina elektrolitų santykį dirvožemį. Taigi turi gana daug teigiamų dalykų, kurie atsispindi galutiniam rezultate derlingume, galutiniam rezultate atsispindi dirvožemio sveikatingume, na ir jo ilgamžiškume. Kiekviena žaliava, kiekvienas gaminamas kažkoks galutinis produktas reikalauja savo tam tikros specifikos gamybos procese. Ir būtent čia mes susidurime su ta inovacija, bandydami adaptuoti gamybinį procesą, technologinį procesą tam konkrečiam produktui, tai konkrečiai žaliavai, tai šiuo atveju kanapės. O kiekvienam augintojui, kiekvienam ūkininkui turbūt pagrindinis dalykas yra neužauginti. Užauginti mes galime gana lengvai, yra kitas labai svarbus ir aktualus klausimas, o kur tą žaliavą paskui padėti, kur tos produktus padėti. Jeigu iš tavęs jų niekas neperka, jeigu tu neturi juos kur realizuoti, tai vadinasi, tavo darbas yra beprasmis. Iš to tu nepragyvensi, negausi pajamų ir tik tai dirbsi ir naudosi savo išteklius. Tai vat šičia atsiveria gana didelė galimybė tokiems lignoceliulioziniams augalams kaip kanapės, kurios užaugina didelį biomasės kiekį, sukaupia didelius anglies dvideginio kiekius iš atmosferos, juos panaudoti būtent to biočaro, tos natūralios trąšos gamybai.